Labą dieną, gerbiami kolegos, mėly mokytojai, garbūs pedagogai. Pradedame Nacionalinį pedagogų forumą. Tema – Lietuvos švietimas ES kontekste, kaip užtikrinti racionalų finansavimą ir saugią mokyklą. Pasveikinti forumo atvyko Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Prašom pasveikinti. Gerbiami šio forumo dalyviai. Šiandien jūs susirinkote aptarti ypatingai svarbių klausimų iškylančių šiandieninėje švietimo sistemoje. Ir už tai visi turime galimybę švietimo problemas aptarti šiame nacionalinėme pedagogų forume. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šio forumo organizatoriams, profsąjungoms, tiek Lietuvos švietimo įstaigų profesiniai sąjungai bei jo pirmininko Eugenijui Jesinui, tiek Lietuvos švietimo profesiniai sąjungai ir jos pirmininkui Audriui Jurgelevičiui. Taip pat noriu padėkoti ir darbo partijos frakcijai už tai, kad Seimo nariai nuolatinai aktyviai taip pat dalyvauja bendrame darbe su švietimo profsąjungom. Džiaugiuosi, kad švietimo profsąjungos yra vienos aktyviausių Lietuvoje ir sugeba aktyviai ieškoti sprendimų, kalbantis su politikais ir su vyriausybė. Darbo partija su švietimo profsąjungomis aktyviai bendrauja jau ne vienerius metus. Praėjusiais metais buvo pasirašyta bendra rezoliucija dėl Lietuvos švietimo problemų sprendimo. Švietimo sistemos problemas galime analizuoti ir spręsti tiesiogiai, nes mūsų partijos atstovas vadovauja Seimo švietimo mokslo ir kultūros komitetui, o švietimo ir mokslo ministras yra darbo partijos deleguotas ministras Dainius Pavalkis. Dauguma jūsų keliamų klausimų yra teisingi ir turi būti sprendžiami neatidėliojant. Klausimams susijusiems su finansavimu be abejo reikia vyriausybės pritarimo. Tačiau tikiu, kad sprendimai bus rasti ir nuo kitų metų galėsime laukti geresnių permainų. Visiems susirinkusiems nacionalinį pedagogų forumą, į šį forumą šiandien linkiu vaisingų diskusijų ir gerų idėjų. Ir pirmiausia, noriu padėkoti, kad jūs esate, kad jūs dirbate mūsų Lietuvos ateičiai, nes vaikai, kuriuos jūs mokote meilės tėvyniai, yra mūsų ateitis, nes mes paliksime jiems savo Lietuvą valdyti ir vesti toliau mūsų Lietuvos valstybės valstybingumo keliu. Ir ta meilė, kurią jūs perduodat lietuvių, mylint lietuvių kalbą, puoselėjant lietuvių tradicijas, tautiškumą yra be galo svarbu, apart visų kitų profesinių dalykų, kuriuos jūs taip pat mokot. Ačiū Jums visiems labai. Gerų diskusijų, gero forumo. Dėkoju gerbiamai pirmininkiai. Ir prieš pradedant pirmąją dalį forumo, norėčiau jūs supažindinti, kad forumas yra sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis moderuosime mes kartu su Audriumi Jurgelevičiu, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininku, ir aš Audronė Pitrėnienė, švietimo mokslo kultūros pirmininkė. Antrąją dalį moderuos Eugenijus Jesinas, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas, ir Virginija Baltraitienė, valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė. Dabar prieš pradedant pranešimus žodį suteikiu gerbiamam pirmininkui Eugenijui Jesinui. Labą dieną, gerbiama pirmininkė, garbus kolegos, dalyviai. Iš tikrųjų, kaip pirmininkė pažymėjo, mūsų bendradarbiavimas yra ilgalaikis. Tai būtent Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, norėdama pažymėti tą aktyvų bendradarbiavimą
tą nuolatinę palaikymą, sprendžiant svarbias švietimo problemas, norėtų įteikti mūsų įsteigtą pažymėjimą ir prie jo priskiriamą garbės ženklą kai kuriems šios partijos atstovams, kurie labiausiai prisidėjo prie mūsų bendradarbiavimo ir dėl švietimo politikos gerinimo. Virginijai Baltraitienei už svarų indėlį į socialinės partnerystės plėtojimą bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Audronė Pitrėnienė, taip pat už ilgametę aktyvę profsąjunginę tvirtą pilietinę poziciją. Tikėkimės. Turėjo dalyvauti ir frakcijos seniūnas Vytautas Gapšys, yra ir mūsų gerbiamam Vytautai, kuris nuolatinis buvo dalyvis mūsų visose renginiuose ir nuolat mus palaikė. Labai dėkoju už šitą garbingą apdovanojimą, man labai didelė garbė, bet suprantu jį ne kaip asmeninį apdovanojimą, o kaip apdovanojimą visai frakcijai. Nes man tenka daug sudalyvauti renginiuose, dažniausia matote konferencijose, bet tai yra ilgo mūsų frakcijos visų narių darbo rezultatas. Todėl tikrai suprantu tai kaip apdovanojimą visai darbo partijos frakcijai ir komandai, kuri padeda organizuoti kartu su jumis tos renginius. Ir visada esu nuoširdžiai dėkingas jums už tą iniciatyvą, kurią parodot ir mums primenate, kad švietimas yra ne tik programinis šūkis, bet ir būtinas veiksmas, kurį mes turime daryti ir kurioje srityje mes nuolat turime veikti. Ačiū Jums. Prašau, Vytautai. Kadangi nematau Seimo pirmininkės pirmąjį pavaduotoją Vido Gedvilą, tai norėčiau Vytautui perduoti, kad jisai perduotų analogišką apdovanojimą, kadangi antrą kadenciją taipogi gerbiamas Vidas visą laiką buvo su mumis. Paplokime jam labai. Sėkmingo darbo, konstruktyvos dialogą. Labadiena. Manau, kad po trumpų iškilmių reikia tęsti konstruktyvų darbą ir žodis suteikiamas Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto pirmininkei Audronei Pitrėnienei. Mėly kolegos, iš tikrųjų pirmiausia noriu padėkoti už apdovanojimą. Ir šiaip man labai smagus šitas apdovanojimas. Ir žino dėl ko? Dėl to, kad, turbūt kiekvienas mes turim savo įgimtį. Ir profesinės sąjungos dalyviai, jūs tai tikrai suprantat, ką aš turiu omeny. Tai yra žmonės, kurie yra kovotojai. Tai čia dažniausiai būna profesinių sąjungų atstovai, lyderiai, profesinių sąjungų įvairūs iniciatoriai. Tai visą gyvenimą aš save irgi laikau būtent kovotoje už švietimą, kovotoje už mokyklą, už vaiką. Ir aš už tai dėkoju už tą apdovanojimą, aš jį vertinu kaip labai aukštą man įteiktą apdovanojimą. O dabar apie tam tikros įžvalgos, mąstant apie kokybę švietime, apie ugdymo kokybę, apie problemas, kurių yra gausų švietime. Visko aptart be abejo tikrai neišeis, bet tam tikras įžvalgas norėčiau padaryti. Taigi, gerbėmieji, svarstydami įvairiausių švietimo sistemos pertvarkos projektus, sumanymus, pirmiausia turėtume kelti klausimą.
Kokios veiklos ir kokie darbai keltų ugdymo kokybę? Arba kokie galiojantis mechanizmai gali trukdyti ugdymo kokybei? Kokios grėsmės gali ugdymo kokybei kilti, jeigu nieko nekeisime? Pati pirmoji ir natūrali visuomenės reakcija – reikia didinti srities finansavimą. Bet ar tikrai pakanka skirti didesnės lėšas ir problemų švietimo sistemoje nebeliks? Manau, kad tikrovė yra net tokia paprasta, kad procesai vykstantis mokyklose, visoje švietimo sistemoje yra labai sudėtingi ir labai svarbus, todėl jie yra ne taip paprastai keičiami dalykai. Aš manau, ir ne kartą, ir ne vienoje valstybėje atlikti tyrimai, jau tyrimais buvo įrodyta, kad lėšų švietimo sistemai didinimas nebūtinai garantuoja, kad augs ugdymo kokybė. Taip yra dėl to, kad švietimas pats savaime yra labai sudėtinga, labai didelė sistema ir jį susijusi su beveik visomis valstybės ir visuomenės gyvenimo sritimis. Vadinasi, kai kalbam apie finansavimą, reikia kalbėti apie racionalumą finansavime, apie pamatuotus sprendimus, apie pagristus tyrimais priimamus sprendimus. Priešingų atveju rezultatų norimų mes nesulauksim. Savaime suprantame, kad bet kurios srities darbuotojams, profesinėms sąjungoms labiausiai rūpi jų darbo užmokestis ir kiti socialinio saugumo dalykai. Jau ne pirmi metai vyksta Seime diskusijos, galima dar stipriau pasakyti, derybos tarp socialinių partnerių dėl mokytojų galimo ankstesnio išėjimo į pensiją. Esam diskutavę dėl etatinio apmokėjimo. Dar prasidėjusi diskusija šiandien, kad galbūt mokytojų darbą prilyginti panašiai reguliuoti kaip valstybės tarnautojų darbus. Tačiau susitarta ir šiandien nėra. Ne viena darbo grupė dirbo, sprendimų buvo siūloma Seimui įvairių, pritarimo šiandien mes neturim nei vienam iš sprendimų. Kodėl šitaip yra? Iš tikrųjų, viena aišku priežastis tai yra, kad sprendimai susiję su minėtais dalykais, jeigu norėtumėm pakeisti, yra susiję su labai ryškiu ir dideliu imlumu pinigų, finansų. Viena. O kita atsiranda, taip lietuviškai, piktos valios dalykų. Tai ir bandymas kitą kartą išsakyti, kad pedagogo, mokytojo darbas nėra toks sudėtingas, kad jį reikėtų anksčiau išleisti pensiją, kad tai nėra psichologiškai labai imlus darbas. Nesupratimas srities, o juk specialistais dedamės visi. Nušvietimą išmanome visi darome išvadas ir aiškiai garsiai pasisakome. Taip nėra. Dėl to ir nesusitarėme, kad iki galo neįsigiliname į mokytojo profesiją, ką reiškia 6 valandas, 8 ar 9 bendrauti su paaugliu, su mokiniu ir vakare ištaisyti darbų krūvą, rašto darbų ir pasiruošti kitai dienai dar 5, 6 ar 8 valandom darbo. Tai yra sunkus ne tik fizinis, psichologinis darbas, kuris atima iš mokytojo be galo daug energijos. Ir aš lenkiuosi šiandien, kad jūs esat pilna salė, nusipelniusių ir dirbančių šiandien ir aukojančių savo gyvenimą vaikam. Bet susitarimų, kaip minėjau, dar nėra, diskusijos vyksta. Visai neseniai labai svarbių sprendimų dėl švietimo sistemos didesnio veiksmingumo priėmė Lietuvos švietimo taryba, kurios niekaip negali kaltinti nei sąsajomis su valdžia ar pataikavimu jai, politikavimu. Norėčiau čia kai kurias įžvalgas priminti
Ir tas, su kuriuom aš sutinku, kuriuom pilnai pritariu ir jas aptarti. Viena iš įžvalgų yra susijusi su mokyklos kaip įvairialypės bendruomenės gyvenimo terpės kultūra. Pavyzdžiui, mokyklų veiklos planavimas ne visada siejamas su turimų duomenų analizė. Į planavimo procesus menkai įtraukiama visa mokyklos bendruomenė. Mažai dėmesio skiriama mokyklos kultūros refleksijoms, tinkamo klimato ir mokinių pasiekimų dermės problemų įvardyjimui ir jų sprendimui. Tėvai dažnai nėra ugdymo sąjungininkai, dažnai reiškiasi mokykloje ir dirba tik formaliai. Mokyklos savo kelia pagrindinį tikslą – įtikti steigėjams, bet kuriuo būdu pademonstruoti aukštus savo veiklos rezultatus. Pamirždamos, kad svarbu sukurti gyvą, pilnatvę vaikui ir jaunuoliui suteikiančią aplinką, kurioje jis būtų motyvuotas sąmoningai siekti gerų mokymosi rezultatų. Čia norėčiau truputėlį stabtelti. Jūs matėte turbūt visai nesenai, prieš porą dienų pasirodė vėlgi mokyklų reitingų sąrašas, skaitė turbūt, ar ne? Žurnalas Vienas tai publikuoja. Kaip mes tai vertinam? Žinote, mano manimu, jeigu įvertinti, galima reitinguoti, galima nustatyti 10-tuką, bet mokyklos turi būti vienodos vertinamos. Vienodi kriterijai ir vienodos mokyklos. Jeigu mokykla savo moksleivių kontingentą formuoja per konkursą, atsirinkdama pačius talentingiausius mokinius, ar tai yra teisinga jūsų mokyklų, regionų mokyklų atžvilgių, kurios moko bet kuris ateina į mokyklą ir stengiasi jo motivaciją pakelti. Ir taip pat stengiasi siekia, kad jie gerai išlaikytų egzaminus ir būtų reitingų lentelės viršuje. Tai aš galvočiau, kad reitinguojant mokyklas reikia labai apgalvotai tai daryti. Galima, bet tai reikia labai apgalvotai, nes ne visada sąrašas pateikia realią tiesą. Dėl šių menkų tikslų slepia moderniosios visuomenės problemas ir taip jas daro tik dar pavojingesnės, o steigėjas, užuot jas padėjęs spręsti, greičiau puola bausti tuos, kurie jas paviešina. Tai irgi yra problema. Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas per pastaruosius metus ne kartą svarstė ugdymo turinio, įskaitant ugdymo programas dalykus. Programų turinys yra dažnai akivaizdžiai pasenęs, neaiškus jo tikslai, neatliepia naujausių visuomenės iššūkių. E-mokyklos portalas, kuris galėtų būti svarbus ir naudingas jo laikiniam mokytojui, nepakankamai patogus ir jo struktūra ir funkcinis valdymas yra sudėtingi. Todėl jį būtina tobulinti. Modernioms priemonėms išleidžiamos valstybės lėšos, tačiau jų efektyvumas, atrodo, nėra vertinamas. O tai daryti reikia. Ugdymo kokybei būtų didžiulė nauda, jeigu pavyktų laipsniškai integruoti formalųjį ir neformalųjį švietimą. Švietimo įstatymo 2011 metų redakcijoje jau atsirado nauja tarpinė grandis – formalųjį švietimą papildantis švietimas. Iš dalies jis integruojamas su formaliuoju, bet reikėtų ieškoti kelių, eiti toliau. Manau, problema ir grėsmė ugdymo kokybei, pavojus visai Lietuvos švietimo politikai yra tai, kad bendrojo ugdymo programos vyresnėse klasėse pasidarė priklausomos nuo egzaminų programų, nors turėtų būti visiškai atvirkščiai. Vadinasi, valstybė, skirdama lėšas visuomeniai ugdyti, iš tiesų tas lėšas investuoja neefektyviai ir ne tiems tikslams, kaip numatyta švietimo įstatyme. Kardinalių sprendimų reikia, kad galima būtų įveikti ir dar vieną problemą. Tai yra korepetitoriavimo problema. Ir ko gero viešai apie šią problemą ar tik nebus taip, kad kalbu pirmą kartą iš šios tribūnus, bent jau Seime. Ar korepetitoriavimas neskatina dar didesnės socialinės atskirties? Nu dabar jau bus man čia.
siūlė, kaip čia dabar alternatyvų pavadinimą reikėtų, nes dažnai kartojant mano burnos padargai sunkiai tai ištaria. Šita situacija, apie kurią dabar kalbame, sukuria paralelinę švietimo sistemą ir dar labiau plečia šešėlinę ekonomiką, nes tikėtina, kad tik maža dalis mokytojų dirbančių po pamokų susitvarkė nustatytus dokumentus ir dirba pagal įstatymų reikalavimus ir tvarką. Atrodo, kad jie atlieka gerą darbą, nes padeda mokiniui geriau išmokti dalyką. Vis dėlto, mano manimu, reiškinys minėtas yra viena iš didžiųjų grėsmių ugdymo kokybei ir tiesiogiai, ir kaip demokratizuojantis, kaip demoralizuojantis reiškinys švietime. Galvočiau, kad apie tai reikia pradėti pats metas kalbėti. Konstitucija įtvirtina privalomą mokslą iki 16 metų, o švietimo įstatymų valstybė garantuoja pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Bet iškyla švietimo prieinamumo problema, kurią gilina ne tik finansinis neįgalumas, bet ir socialiniai ir politiniai veiksniai. Svarbu būtų užtikrinti ne tik galimybę fiziškai dalyvauti bendrojo ugdymo pamokose, bet ir kad bendrojo ugdymo turinys atitiktų švietimo dalyvių poreikius ir valstybės švietimo tikslus. Pavyzdžiui, ypač gabūs mokiniai ir mokiniai turintys specialiųjų poreikių turi gauti jų gebėjimus tobulinantį išsilavinimą. Ir čia irgi reikalingi ir politiniai susitarimai. Dabar mes kaip tik tai užregistravome ir vyksta svarstymas, kad finansuoti reikalinga ir fotono, ir įvairių kitokių panašaus tipo mokyklų veiklą, jeigu mokinys važiuoja iš kitos savivaldybės, ko šiandien jau nėra. Arba mokyklos, meno mokyklos, sporto mokyklos, nes mes nuskriaudžiame regionų vaikus, jeigu to nepriimsime sprendimo. Dėl to, kad ne kiekvienas tėvas, uždirbantis minimalų atlyginimą, turi galimybę išvežti į specializuotą mokyklą savo vaiką, į Vilnių išleisti, į Kauną, Klaipėdą ar Panevėžį. Apie šitos dalykus politikai turim kalbėti ir priimti sprendimus. Pradžia yra, ar susitarimas įgys realų kūną, laikas parodys, ne taip jau ilgai reiks laukti. Mano manimu, labai svarbi švietimo tarybos įžvalga dėl nepakankamos dermės tarp vadovų skirimo, tobulinimo ir atestavimo jungčių. Pageidautina, kad mokyklos vadovai būtų ne tik mokyklos ūkio administratoriai, bet ugdymosi ir mokymosi vadovai ir lyderiai. Tobulinant mokyklų vadovų skirimo tvarką vertėtų sumažinti ar visiškai panaikinti politinį aspektą. Ir mokyklų vadovų skirimo kvalifikacijos tobulinimo veiklos vertinimų sistemą grįsti vienodą kompetencijų sandarą. Dera atkreipti dėmesį į vadovų vertintojų kompetenciją. Mūsų švietimo sistemai tiesiog būtina stiprinti vidurinę vadovų grandį, stiprinti vadovavimą, lyderiavimą savivaldybių mastu. Savivaldybių administracijos turėtų padėti apsaugoti mokyklą, jos vadovą ir pedagogų korpusą nuo politinių skersvėjų ir laiduoti kūrybišką profesionalų ugdomąjį darbą. Ar šiandien pas jūs savivaldybėse visur taip yra? Deja. Jau ne kartą komitete buvo kalbėta apie mokytojų ir vadovų rengimo politiką. Be jos sukūrimo ir sėkmingo įgyvendinimo naivu būtų tikėtis esmiško ugdymo kokybės gerėjimo ir švietimo sistemos kokybiškų pokyčių. Valstybė turi įgalinti ugdytojus būti pajėgius ugdyti moderniai, atsakingai ir sąmoningai mąstančius mokinius. Švietimo taryba, kaip ir kai kurios švietimui atstovaujančios profesinės organizacijos, sakė tą pačią poziciją, kad bendrojo ugdymo finansavimas, mokinio krepšelio metodika nėra racionalus. Viena vertus, mokykloms trūksta lėšų optimaliam ugdymo proceso organizavimui, kita vertus, valstybė deklaruoja neturinti galimybių žymiai didinti švietimo sistemos finansavimą.
Dabartiniai bendrojo ugdymo finansavimo principai ir finansavimas ir mokyklų tinklo kūrimo taisyklės iki galo neužtikrina švietimo prieinamumo, bendrųjų ugdymo planų bei pedagogų darbo apmokėjimo aprašo įgyvendinimo. Reikalingi sprendimai mokinio krepšelio metodikos, bendrųjų ugdymo planų, pedagogų darbo apmokėjimo aprašo bei mokytojų ir mokyklų vadovų atestacijos tvarkos dermei pasiekti. Komiteto pastangomis pavyko susitarti, kad dėl mokinių skaičiaus mažėjimo atsilaisvinusios lėšos nebūtų grąžinamos į biudžetą ar nebūtų perskirstomos kitoms valstybės reikmėms. Ir ateityje turėsime budriai stebėti, kad valstybės biudžetą reglamentuojančiuose teisės aktuose neatsirastų tokių nuostatų švietimo sutaupytas lėšas nukreipiančių kitur, kas kiekvienais metais yra pastebima ir vyksta šitie dalykai. Bandymai vyksta visada. Mūsų manimo, jos turi būti nukreipiamos opiausioms švietimo sistemos problemoms spręsti ir darželio auklėtojų darbo sąlygoms gerinti, neformaliojo vaikų švietimo problemoms spręsti, galiausiai pedagogų atlyginimams sutvarkyti. Šios lėšos galėtų būti naudojamos ir pedagogų socialinėms garantijoms užtikrinti, kai reikia išeiti ir palikti mokyklą. Lietuvos švietimas gauna labai didžiulės lėšas iš ES struktūrinių fondų. Bet ar mes matome pageidautiną ugdymo kokybinį pokytį? Ar mes tai matome? Projektų yra didžiulė gausa, pinigai milijoniniai. Ar yra pokytis toks, kokio mes tikėtumėme? Nėra. Ar tos lėšos pasiekia konkrečią mokyklą? Kiek iš tų projektų, kurie yra nacionalinio lygmens švietimo projektai, ateina lėšos į mokyklą? Praktiškai neteina lėšos į mokyklą. Mokyklas pasiekia labai dažnu atveju seminarai, lankstinukai, plakatai ir viskas. Apie kokį kokybinį šuolį arba proveržį galim kalbėti, netgi aš nesakau, kad nereikia mums mokintis. Reikia. Tobulinti savo kvalifikaciją reikia. Bet jeigu projektas yra sumontuotas taip, kad tik tai yra padaroma, čia yra pusė darbo. Nes jūsgi turite toliau apmastyti tai, ką išmokote, jūs turite adaptuoti savo mokiniui, klasiai ir įgyvendinti, o tam irgi reikalingos lėšos. O liktai dabar pasižiūrėjus ir išanalizavus didžiąją mūsų sąrašą, didįjį mūsų sąrašą buvusių europinių projektų, tai viskas sustoja ties ta vieta, kur jūs gaunate mokymus. Jei aš nekalbu absoliutindama, viena kita praiška buvo, bet daugumoj tai yra sustoja, lėšos lieka čia, organizatoriams, iniciatoriams, mokyklai nieko neteina. Taip būti neturi. Komitetas ne kartą pasisakėme ir ministerijoje davėme užduotis ir netgi dabar bendrame posėdėje švietimo komiteto ir Europos komiteto posėdis toks buvo bendras, kuriame į nutarimą įtraukime, kad didieji europiniai pinigai, kai bus paskirstyti, kad jie turi ateiti ne tik tai organizatoriams, iniciatoriams projektų, bet ir į mokyklą mokytojui darbui palengvinti. Viena iš blogybių, kad visuomenė arba bent jau švietimo bendruomenė nieko nežino apie ES fondų ugdymo kokybei ir prieinamumui didinti panaudotų lėšų efektyvumą. Komitetas yra kreipęsis į švietimo ir mokslo ministeriją, prašydamas informuoti komitetą apie rengiamus stambius infrastruktūros projektus, planuojamus finansuoti iš uždavinio aktyvesnis turimos ir naujai kuriamos infrastruktūros panaudojimas priemonių ir kaip bus panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos, kad įvyktų kokybinis mokinių rezultatų pokytis. Kaip pasiskirsto ES struktūrinių fondų lėšos aukštajam mokslui, bendram
bendrajam ugdymui ir neformaliajam švietimui. Tikime sulaukti informacijos, kaip Švietimo ir mokslo ministerija, skirdama finansavimą iki mokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimui, užtikrins, kad bus sukurta pakankamai vietų vaikams iki mokyklinio ugdymo įstaigose miestuose ir galimybė lankyti darželį kiekvienam vaikui gyvenančiam regione. Pernai metų pabaigoje Seimas nutarimu patvirtino valstybės švietimo 13-22 metų strategiją. Šiandieną laukiame strategijos įgyvendinimo planų. Tenai laukiame ir norim pamatyti ryškių sprendimų, įžvalgų, proveržių, kurie leistų galvoti ir tikėti, kad švietime kokybė augs. Linkiu susitelkus visiems veikti taip, kad sukurtume mokyklą, kurioje gera ir saugu augti ir skleistis vaikui, pedagogui, visai šeimai, visai bendruomeniai. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū pirmininkiai ir mes turim puikią galimybę išgirdę aukščiausio švietimo įstatymdavės įžvalgas, tam tikrus retorinius pastebėjimus bei dažnai būtąją nuosaką išsakytus dalykus, išgirsti aukščiausio vykdomosios švietimo valdžios pareigūno, švietimo ir mokslo ministro, turbūt konkrečius planus, kaip bus įgyvendinami įstatymleidystės sumanymai. Suteikiame žodį švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui. Dėkui, sveiki. Sveiki gyvi visi. Audronė visą laiką jinai kalba taip emociškai, rimtai, su tam tikru užsidegimu, kuris kartais primena man opozicijos pasisakymus, bet nesvarbu. Mes diskutuojam apie švietimą ir tai yra svarbiausia, kad mes visi išsakom savo nuomonės ir tik diskusijose gimsta tiesa. Tai pasakyti, kad su švietimu viskas gražu, gera ir gerai, manau, kad net didžiausi, ko gero net ir Steponavičius čia stovėdamas dabar nedrįstų to pasakyti. Nes iš tikrųjų mes turim problemų, bet ir aš, jeigu paleis slaidus, tai aš jums parodysiu, kad nėra viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Nes kaip bebūtų, jūs girdėjote tą visą triukšmą dėl kultūros darbuotojų algų priartinimo prie mokytojų. Tai jeigu mes imtume mokytojų, kaip ir buvo minėta, 20 valandų dirbančių algas, tai jau jie beveik tenai. Bet jeigu mes kalbam apie tą darbo krūvį, kurį turėtų pedagogas, kad jis užsidirbtų savo algas, tada jiem dar augti ir augti. Kokiais pinigais? O pinigai yra labai paprasti. Jums sekančią. Šitą skaidrę jūs žinot, mintinai nieks iš esmės nesikeičia. Niekas nesikeičia pagal mūsų finansavimą nuo BVP, tik tai, pažiūrėkit, atsirado ten toli toks 4,3. Atkreipėt dėmesį, junkim sekančią. Ir pažiūrėkit, iš kur jisai atsiranda. Visai, taip sakant, nelauktai, netikėtai, nederintai, mes pradedam žiūrėti ir Finansų ministerija teikia Respublikos vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos konvergencijos programą. Įsižiūrėkit pavadinimą, įsižiūrėkit, kas pasirašo, jungiam sekančią. Ką jisai numato? Jisai numato, kad dabar mes turim būktai 4,8%, aš to netikiu, aš manau, kad tai yra 4,7 arba net 4,68%, bet pažiūrėkit, kas darosi toliau. Pažiūrėkit į tos skaičius. Reiškiasi, Finansų ir ūkio ministerija taip, jie sako, taip, pas jūs vaikų mažėja. Vieną mes politinėje retorikoje šnekam, o tyliai
jisai neapsvarstytas yra, jisai praės kanclerių posėdį, kur švietimo ministerijos kancleris oficialiai pareiškė protestą prieš šitą. Ir ką? Aš nežinau, kaip baigsis šiandien, aš už tai 1 valandą turiu būti vyriausybei, nes yra žinių, kad šitas klausimas konvergencijos, su tais 4,3% BVP dalies bus stumiama be eilės. Ir suprantat, ne tai, kad mes visi diskutuotume, kaip dirbom, pasidarai toksai seklys morka, gaudai, kur kas ką bando vėl į kairę, į dešinę nustumti. Tas iš tikrųjų išbalansuoja ir sistemą, išbalansuoja planinį ramų darbą ir aš matau, kad yra, žiūriu, akis pastatę, nes mes šito nežinom, šitas išlindo tik tai vakar po kanclerių posėdžio. Jungiam toliau. Reiškia, lyginant su visais metais, visuose segmentuose mažėjimas finansavimo yra gana panašus, galbūt jisai aukštajame moksle daugiausia pasiekė toliau. Jeigu žiūrėsim, kur išeina švietimo sistemos visi pinigai, per visą švietimo sistemą, pagrindas išeina atlyginimam, mokymo priemonėm, matot, nedidelė dalelė ir šiek tiek yra ilgalaikio turto. Čia nėra įtraukta struktūrinių fondų pinigai. Toliau. Jeigu mes pažiūrėsim, kokį išsilavinimą turim mes ir kaip mes atrodom ES, mes turim per daug aukštojo ir pabaigto vidurinio išsilavinimo. Jokios statistikos nepasakys, kad mes per mažai vaikus mokom. Kaip mes mokom? Ką jie išmoksta? Čia kitas klausimas. Aš matau, direktorius licėjaus sėdi galva linguoja, matyt pasakys kažką tai rimto. Bet iš principo mes skaičiumi atrodom labai gražiai. Ir iš tikro buvo susitikimas su chemikų asociacija, kitom tokiom, gal visai rimtom profesinėm asociacijom, ne profesinių sąjungų, bet kad iš tikrųjų pas mus per daug vaikų nueina iki galo, per daug nueina į gimnazijas ir per daug jų stoja į aukštasias. Kaip mes tą išspręsim klausimą, aš tiesiai jums atsakyti negaliu. Važiuom toliau. Jeigu pasižiūrėti, ką mes turime, kokius švietimo strategijų užsifiksavę tikslus. Kaip matote, 3 gebėjimų lygį, matematinį raštingumą mes atsiliekam, aiškiai, tvarkingai, be jokių diskusijų. Skaitimo gebėjimai, kai mes priiminėjom Seime strategiją, dar PISA rezultatai buvo nepaskelbti, jie buvo nežinomi. Taip, kad pasirodo, kad mes gan kukliai užsiplanavę ir mes jau esam viršėję tą rodiklį. Taip pat mes esam gamtamokslinio raštingumo pakankamai pasiekę ir, aišku, pagrindinis dalykas yra matematinio raštingumo trūkumas. Toliau. Taip pat Lietuvos nepasiekiančių antro gebėjimo lygmens. Matote, mes čia turim kur trauktis. Nes iš tikrųjų Lietuvos situacija yra labai įdomi. Mes spektre rezultatų turim labai gerų mokinių, tikrai labai gerų pasiekimų, bet turim ir labai blogų, kurie iš viso nieko praktiškai nemoka. Pas mus nėra to viduriuko. Iš tikrųjų tai irgi kaip visuomenės išraiška yra. Mes turim turtingų daug, biedniokų turim dar daugiau, bet vidurinės klasės Lietuvai kaip nugarkaulio valstybės trūksta. Ir tai lygiai tas pats gražiausiai atsispindi mūsų švietimo rezultatuose. Toliau. Mokinio krepšelio pokyčiai. Galim girtis, padidinom, išsaugojom milijonus litų, bet mes niekaip nerandam formulės, į ką keisti krepšelį. Man patikėkit, tas krepšelis vienoje vietoje yra, bet iš tikrųjų į ką jį pakeisti. Mes kalbam apie klasės krepšelius. Iš karto atsiranda oponentai, sako, tai padės, vėlgi Audronė Pitrėnienė agitavo atitraukti šiek tiek politikus nuo to. Tas padės iš karto savivaldybių politikam su visų klasės komplektu, ne paskirų vaikų, tada visą komplektą padėjai į tą mokyklą ir kitai mokyklai, kurį tu nenori padėti, viskas. Tu neturi jokių šansų išgyventi. Tai žiūrint iš tos ir panašių.
Eugenijau, yra ir panašių argumentų visokiausių. Mes galim šnekėti, mes pradedam finansuoti etatus. Dabar ta sistema tokia kaip guminė yra. Sumažėjo krūvio, jinai truputėlį susitraukė, vienam mokytojui, kitam mokytojui sumažino krūvį, sistema laikosi. Jeigu tai būtų etatinė sistema, kaip jūs galvojate, mažėjant mokinių skaičiui, kas būtų? Būtų etatų mažinimas. Aiškus, nedviprasmiškas ir tada etatų mažinimas įsijungia visi darbų saugos, tokiu būdu pensininkai arba prieš pensininkai liktų dirbti, nes jaunų mamų praktiškai labai nedaug yra pedagogių, nes jaunimo nėra. Aš buvau Varėnoje prieš 2 ar 3 savaitės, klausiau, visų švietimo įstaigų vadovai buvo. Taip paklausiau, sakau, kas per paskutinius metus priimėt kokį nors jauną mokytoją po baigimo. Jie taip žmonės pradėjo žvalgytis vienas į kitą. Nusakau gerai, tikslinu klausimą, kas per 5 paskutinius metus priimėt bent vieną darbuotoją? Nė vieno nepriėmė. Tai suprantat, iš kur tada mes turėsim stojimą į edukologijos studijas, jeigu jie aiškiai mato, kad jie išėję į mūsų darbo rinką, jie neturi nei paklausos, nei jų reikia, kam nieko. Tai vėl etatai turi vėl savo problemas. Taip, kad mes, kaip sakyt, gal ir atrodo, kad mes nieko nedarom, važinėjom po linksmus užsienius, geriam šampaną su ponais užsieniečiais, bet iš tikrųjų mes darom. Tik tiek, kad dar kartą padaryti kažkokį neteisingą sprendimą, mes iš viso netektume ir visuomenės, ir pasitikėjimo, ir savo pačių akyse mes neturėtume jokių, taip sakant, pasiteisinimų. Įjung sekantį ir dėl pinigų visiems paprastai būna. Iš tikrųjų mes grubės eilutės tokias, kokias turime, esam pateikę švietimo komitetui, į kur planuojama investuoti. Ir iš visų fondų apie trečdalis pinigų turėtų nueiti kokybei. Aš ką pilnai sutinku su gerbiamos Pitrėnienės išsakyto mintim, kad buvo ar užsiveisęs, ar užveistas, šito aš negaliu atsakyti. Bet struktūrinis tarpas tarp pinigų europinių ir mokyklų. Ir pažiūrėkim, jūs tikriausiai žinote šitą ugdymas karjerai projektas toksai, taip? Esat girdėję tokį? Esat girdėję, kad jisai kainavo 48 milijonus, buvo paleistas toksai projektas, ne mūsų, prieš tai. Tai atspėkit, kiek iš tikrųjų pinigų nuėjo veiklom. Nu, koksai mažiau. Todėl, kad buvo į tą įdarbinta iš karto visą krūvą konsultantų, įdarbinta apie 1500 konsultantų, 120 superkonsultantų ir 10 dar super konsultantų su 6-7 tūkstančių alga mėnesinė ir su jokio poreikio važinėti nei po mokyklas, nei nieką. Ta prasme, mes apie 80% visų pinigų šito projekto didžiulio profesinio orientavimo, klausimas, į kurią pusę jie orientavo dar, ar į profesinės, ar iš tikrųjų orientavo, kad neikit niekur iš bendro lavinimo mokykloje, eikit į gimnazijas. Čia kitas klausimas. Bet mes paleidom mokos fondui šitą. O tuo tarpu mokiniai, kada nori nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip veikia kokia nors gamykla, nuvažiuoti į kokį nors mokslo slėnį, pasižiūrėti, universitetą aplankyti, tai tą būtent komiteto pirmininkė ir norėjo pasakyti. Mes turim nuleisti tuos pinigus arčiau jūsų, arčiau mokyklų, arčiau vaikų, kad jie galėtų tiesiogiai kažką tai daryti. Tai čia vienas pavyzdys galbūt truputėlį iš šono. Važiuojam toliau. Ir dar toliau važiuojam, nes aš važiuosiu į... Važiuojam toliau. Aš pašnekėsiu apie ką mes darom iš tikrųjų šitoj sistemoje. Iš tikrųjų, mes vadovų skirimo tvarką esam aptarę su švietimo komitetu, jo išvažiuojamo posėdžio švietimo ministerijoje metu. Yra pagrindinis klausimas ir jeigu jūsų garbingas forumas kažkokią nuomonę pareikštų, būtų gerai, nes pagrindiniai klausimai 2 dėl vadovų skirimo.
Kiek turi kištis, kiek turi lemti jo paskyrimą kompetencijos ir kokios jos turi būti. Ir antra, kas turi labiausiai lemti mokyklos vadovo skyrimą, jeigu jisai kompetencijas praeina. Ir vadovo skyrime būtent konkursiniai komisijoje. Ar turi vyrauti savivaldybės žmonės, ar turi vyrauti ministerijos žmonės, ar turi tėvų bendruomenė būti vedanti. Pas amerikonus, pavyzdžiui, tėvų bendruomenė renka, nes žino, kad jų vaikus mokins, jie yra atsakomingi ir panašiai. Mes dėl šito ginčinamės ir kiekvienas Lietuvoje, paklauskit jo nuomonės, pasakys galbūt panašią, bet visi pasakys skirtingą nuomonę. Dėl atestavimo sampratos keitimo. Mes esam diskutavę su gerbiamais jūsų abiem pirmininkais dėl mokyklų vadovų. Yra iš tikrųjų kai kurius, ir čia aiškus yra profsąjungos interesas, kad tuose mokyklose, kur yra vadovai geri, mokyklos sukasi, vadovai netingi ir Vilniui sėdėti, ir į duris barbenti, ir pas Seimo narius eiti, ir projektus rašyti, ir galų gale konsultantus prisitraukti, ir ta mokykla juda. Jie tada prisitraukia vaikų, tada mokytojai gauna geresnės algas, uždirba daugiau, turi krūvį ir panašiai. Jeigu mokyklos vadovas yra toksai nelabai koksai, tai ir ta mokykla tokia, iš tikrųjų, jūsgi važinėt vieni pas kitus. Eini į kitą mokyklą ir jauti tokiu lengvu, pelėsiu, nepelėsiu, bet toksai, tokia negera ramybė mokykloje yra. Susitinki su kolektyvu, kolektyvas irgi vieni į kitus žiūri kreivai, o dar jeigu ateina tėvai, tai iš viso išdeda viską, ką galvoja, bet tik tai, kai nėra nei mokytojų, nei direktoriaus. O jeigu su vaikais pasilieka atskirai, vaikai dar trečias nuomonės pasako. Taip, kad nuo mokyklos vadovo labai priklauso ir mes galvojam, kad paklausti vadovo, ką tu padarei per 5 metus, o ne tai, kad formaliai jam suteikti aukštesnę kategoriją, kad gautų didesnę algą. Mes privalom. Nes tai yra ir švietimo kokybės užtikrinimo, ir galų gale jūsų gražesnio gyvenimo užtikrinimo būdas. Nes kitu atveju vis tiek mokytojas neperšoks mokyklos vadovo. Niekaip neperlepsit jūs jo. Niekaip, jisai turi būti vedlys. Toliau, trečias dalykas yra testavimas kaip pagalbinė priemonė mokytojų, mokyklai ir tėvam. Čia buvo minėta reitingavimas. Niekur mes nuo to nepabėgsim. Buvo reitingavimas visam pasaulyje ir jisai, aš manau, kad išliks. Bet klausimas yra, kaip mes reitinguosim tuos vaikus. Vaikas, jeigu jisai mokytojas jam sako, kad tu esi pats geriausias, tu viską mokytojas esi pas mus mokykloje pirmūnas, bet jisai nežino, kaip yra gretimoj mokykloje, kaip yra kitam mieste mokykloje, jis nežino, koks yra bendras Lietuvos vidurkis. Todėl jam ir jo mokytojui, jo mokyklai ir tėvam parodyti, kur yra jo žinių lygis, mes privalom. Čia būtume mes absoliučiai, kaip sakyt, neteisingai elgtumėmės, jeigu laikytume tuos vaikus nežinioj. Todėl, kai jie ateina iki egzaminų ir kyla toksai baisus šokas, nes jie staiga pamato, kad jie sureitinguoti, nes jie to nepratę daryti. Taip, kad reitingavimo mes tikrai pirmam etape apie jokius ten kėlimą, nekėlimą į kitą klasę, apie mokytojo testavimą, netestavimą klausimų nėra, bet parodyti vietą reikia. Dabar dėl noro studijuoti edukologiją. Tas irgi buvo minėta, kaip daryti, kad atsirastų noras, atsirastų judėjimas pedagogų. Tai yra 3 pagrindiniai dalykai, nuo manęs priklauso tik tai vienas. Tai yra pirmas, tai yra fondas, apie kurį jau buvo užsiminta, kuris palengvintų išėjimą iš darbo kaip išeitinę kompensaciją. Moka savivaldybė, ministerija dadeda. Šitą mes galim padaryti nekeisdami jokių įstatymų. Dėl darbo kodekso yra visokių siūlymų. Aš girdžiu siūlymą, kad tai galėtų būti kaip universitetuose su jo pensija ir žmogus yra atleidžiamas lygiai taip pat kaip valstybės tarnyboje, kad suėjo terminas ir žmogus atleidžiamas. Jeigu reikia,
Jeigu reikia to žmogaus, direktoriui niekas netrukdo jam duoti 2-3 valandas, bet nebūtų privalomumo to darbo sutarties tesimui. Bet šito be Seimo mes nieko nepadarysim. Jeigu toksai siūlymas kaip nors keliaus link Seimo, ministerija tikrai palaikys tokį siūlymą. Ir ankstyvesnio pasitraukimo iš darbo rinkos, ką yra užregistravus Virginija Baltraitienė. Iš tikrųjų, gal 55 metų mes ribos nepasieksim, bet jau turėjom darybas su socialinių reikalų ministerija, su Seimo atstovais, švietimo ministerija, aš kalbėjausi atskirai su Pabedinskiene ir Šadžium. Iš tikrųjų, kažkoks judesys galėtų būti, nes jeigu 55 metai, aš bijau, kad tai yra apie 280 milijonų, kažkas tokių pinigų niekas švietimui neduos. Ypač, kaip matėt, antroji skaidriai, kokie yra planai ir kokia yra finansų ministerijos nuostata į švietimą. Pinigų tiesiog leidėjai. Tai aš trumpai tiek ir tikrai atsiprašau, norėčiau pasėdėti, bet važiuoju į vyriausybę dėl to klausimo, apie kurį nuo kurio ir pradėjau ir kuris dabar visus turėtų pakankamai nervuoti. Ačiū. Labai ačiū ministrui ir aš dabar pradedu suprasti, kodėl profesinės sąjungos su šios kadencijos švietimo politikais randa neblogą kalbą, nes tiek vieni, tiek kiti puikiai moka kritikuoti. Jei profesiniam sąjungom tai liktai yra viena iš duonos riekių, tai politikams vis dėlto pareiga yra priimti sprendimus. Ir aš dabar pasiklausius dviejų prelegentų labai būtų prasminga, dėja to nebus, išgirsti ir vyriausybės vadovo nuomonę, nes liktai visi lūkesčiai yra nukreipti į vyriausybės rūmus. Mes labai Atsiprašau, ir dar norim žodį suteikti kolegom iš Mažeikių. Labai trumpai. Visų pirmiausiai mes labai dėkojame prieš tai kalbėjusiems žmonėms. Ir norėdami, kadangi mes čia išdalinome labai garbingus apdovanojimus, mūsų ministras šito apdovanojimo dar palauks, bet mūsų liaudės meistrai, naudodamiesi liaudės išmintimi, padarė labai nuostabų ženklą, kuris atitinka mūsų pedagogo nacionalinį orumą. O ženklas yra paprastas elementarus šaukštas, kuris išskridus 3 sraigtasparniams iš mūsų biudžeto virto mažų šaukštelių. Sako vieną, bando pasiteisinti, 2 pabėgo. Tai yra šiais metais mes dar apie tuos, kurie gali išskristi. Ir mūsų ministrui, kuris žada nueiti ten kažkur, mes įteiksime tokį šaukštą su atbulinė eiga, kad galėtumėt parodyti antrąjį galą, kas bus, jeigu šitas mūsų biudžetas sumažės iki 4,3. Jeigu bus bandoma kabinti su to šaukštu iš mūsų. Taip, bus bandoma kabinti. Taigi, gerbiamas ministrė, nusinešat ir pasakot, profsąjungos įspėjo. Su tokiais lietuviškai apdirbtais nacionaliniais ženklais jie susirinks po finansų ministerijos langais. Gerai. Ačiū. Ačiū labai. Dėkojame ministrui. Žodį suteikiu Audriui Jurgelevičiui, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkui. Mokytojo darbo užmokestis, laikas sugriauti mitus. Labą dieną, gerbiami forumo dalyviai, mokytojai, kiti žmonės dirbantis švietime. Mano pasisakymo tikslas yra pagrindinis tikslas pristatyti profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos tyrimą dėl situacijos mokytojų darbo apmokėjimo sistemoje.
Ir šis tyrimas, mes jį traktuojam kaip iššūkį, kaip pirštinę mestą valstybei, švietimo ir mokslo ministerijai, nes šitą tyrimą turėjo jau ne dabar, ne 2014 metais, o daug anksčiau atlikti ne profesinės sąjungos, o valstybės institucijos, turbūt švietimo ir mokslo ministerija, nes šiai dienai absoliuti dauguma Lietuvos švietimo įstaigų yra valstybinės. Todėl valstybė turi ne tik reguliuoti situaciją švietime, bet ir žinoti, kokia yra reali situacija šiai dienai. Mums visą laiką kilo klausimas, kodėl tokio tyrimo nėra daroma, gal nenorima, gal nesugebama. Po to, kai mes gavom rezultatus, galime daryti prielaidą, nebijodami labai suklysti, nebijodami ginčytis, kad toks tyrimas buvo nedaromas specialiai, nes rezultatai, kuriuos parodė, kuriuos gavome, yra, švelniai tariant, negražus. Visą laiką mes įpratę klausyti ir šiandien išgirdome, kad visos švietimo problemos, visų švietimo problemų ašis yra mažėjantis mokinių skaičius ir mažėja mokytojų krūviai, mažėja atlyginimas, mažėja finansavimas, blogėja mokytojų situacija ir visa kita. Ir liktai nieko negalima padaryti, nes mažėja mokinių skaičius, o šio proceso turbūt niekas nesustabdys, todėl liktai ir mokytojų situacijos blogėjimas yra neišvengiamas. Deja, laimiai, nedėja, profesinės sąjungos mokytojai mano kitaip, kad situacija ne tik galima, bet ir ne tik būtina, bet ir galima keisti, nes tyrimas parodė, kad mokinių skaičiaus mažėjimas tai nėra tas force majoras, kuris nulėmė neišvengiamas blogas pasiekmes. Tyrimai atskleidė ir kad pati mokytojų darbo, pedagogų darbo apmokėjimo sistema yra ydinga, kad atskleidė tai, kad joje kad mokytojų atžvilgių Lietuvoje nėra taikomi ir kai kurie teisės aktai, kaip antai darbo kodeksas ar panašiai. Prašau, toliau. Taigi, kokie yra rezultatai? Vienas iš pagrindinių rezultatų yra tai, kad Lietuvos mokytojų, tai yra mūsų tyrimo, dar kartą kartoju, rezultatas Lietuvos mokytojų vidutinis krūvis yra 17 kontaktinių valandų, tai yra pamokos ir neformalio ugdymo užsiėmimai. Ir be abejo, konkretaus mokytojo krūvis labai varijuoja, bet mes kalbame apie vidurkį ir šalies mastu 17 valandų vidurkis yra gerokai daugiau nei apgailėtinas. Kitas rezultatas yra dar liūdnesnis. Tyrimas parodė, kad mokytojams už papildomus darbus, kuriuos jie dirba po pamokų, yra apmokama vos 1 valanda ir kiekvienas savęs paklauskite, ar iš tiesų jūs iš mokyklos išeinate po valandos pasibaigus pamokom, ar namuose jūs sugaištate valandą dirbdami, ar iš tiesų iš jūsų reikalauja, iš mokytojų reikalauja darbų, kurios galima padaryti per 1 savaitinę valandą. Aš kalbu apie vidutinius skaičius. Šitas rezultatas kelia 2 klausimus. Ar iš vienos pusės valstybė negali apmokėti už daugiau darbų, bet vis dėlto aš manyčiau klausimą reikėtų kelti truputį kitaip. Ar visi tie darbai, iš kurių reikalauja iš mokytojų, jų sąrašą kiekvienas žinote, jis yra begalinis ir nebaigtinis, ar visi šitie darbai yra prasmingi, ar visi šitie darbai yra skirti atlikti mokytojų. Šitą klausimą neišvengiamai teks atsakyti. Dar vienas rezultatas, kad už vadovavimą klasiai labai svarbų darbą, ugdomąjį darbą
nes mokykloje mokinys ne tik mokomas, bet ir ugdomas, yra mokama tarifikuojamos vidutiniškai 3 valandos. Tai yra, esant klasiai daugiau nei 12 mokinių, tai yra pats minimumas ir be abejo tai nesuteikia papildomų